Mano vardas burtininkas. Aš gyvenu vidury niekur, neištariamoje gatvėje, antrame aukšte. Yra 3 aukštai. Trečiam kažkas nuolat verda sriubą. Neaišku kokią. Aš tikiu, kad rūpinimasis savimi yra pats svarbiausias dalykas. Mano rytinė rutina prasideda nuo veido prausimo, Fairy indų ploviklių, mėtinio skonio. Po to pusryčiai, dūmai ir nesėkmė. Yra idėja, burtininko, kažkokia abstrakcija, tačiau nėra tikro manęs. Tik žmogus su triusikais, rūkantis kaseką vidury savo gyvenamojo kambario. Aš nemyliu Hotline Miami. Aš esu Hotline Miami. Na kągi draugai, aš šiandien esu neblaivas, bet tuo labiau aš ir Hotline Miami 2 mes abu grįžome, abu neapsiribojame laike, vietoje ir netgi rehabe. Hotline Miami 2 yra žaidimas, kuris sako esąs top-down shooteris, tačiau čia nėra tiesa. Šis žaidimas yra apie greitį, smurtą ir pastovų mėsos daužimą. Šitam žaidimui jau yra 10 metų, tačiau mano autistiškas noras bešaudant lakstyti pro kambarį nėra lengvai pasotinamas. Taigi, Miamis 90-ieji, tavo misija – žudyti viskas, kas priešais tave. Šito žaidimo istorija, jeigu, galėtume ją tai pavadinti, yra gan autistiška ir sunkiai suprantama. Galbūt jau matote paraleles. Iš esmės, tavo vienintelė misija yra sunaikinti viską, kas vaikšto ir kvėpuoja kambarį. Tada gauni eiti į kitą kambarį. Vos tik viską pradedi šaudyti kaip paauglys Amerikoje, tave pasitinka ausis maloninantis žaidimo soundtrackas. Tačiau čia susirinkome ne dėl soundtracko, o dėl to, nes norim šaudyti. Šitame žaidime, prieš pradedant kiekvieną misiją, mes gauname pasirinkti veikėją. Kiekvienas veikėjas turi kaukę, kiekviena kaukė duoda specialų bonusą. Bonusai gali būti paprasti, kaip pamažintas damage'as, arba gali tapti kurmiu ir viso žaidimo metu žaisti su juodu ir raudonu filtru. Jūs jau galbūt sau sakote, o dieve, kur man nusipirkti šitą žaidimą? Ir jums aš turiu gerų naujienų, nes šitas žaidimas kainuoja 3 šekelius GOG online parduotuvėje. Ir be abejo, turiu dar gerų naujienų. Šitas žaidimas užima 600 MB, kas yra šiek tiek mažiau negu jūsų tėčio porno kolekcija, kurią jūs radote rūbinėje, kai jums buvo 8. Užteks neasmeninių patirčių. Žaidimą iš esmės gali nusitorrentint, nusipirkt arba tiesiog įsimesti flashą ir nešioti su savim piniginiai. Atsimink, tavęs nieks nestabdo, tai tik valdžia. O tu tik laisvas žmogus, su laisva teise reikšti savo idėjas. Hotline Miami 2 nėra tobulas. Jo istorija labiau lyno pjaustymas nei naratyvas. Jo level dizainas kartais bando tave priversti apsiverkti ir kartais tu verki. Bet nieko tokio. Tai normalu. Jeigu tau šitas video nors kiek patiko, įmesk į mano pašto dėžutę Fairy butelį ir biškį cianido tablečių. Tikiuosi, kad jums patiko ir tikiuosi, kad jūsų nebepamatysiu. Arba pamatysiu. Aš nežinau. Aš ant alprozolamo.